Labutis. Tai va, brėkšta ankstus rytas Tailande. Ir galvoju, papasakosiu jums apie tą Vipasaną. Ir galvoju, pradėsiu nuo to, kaip aš papuoliu būtent čia, būtent į šitą Vipasaną. Žinot, ar ne, yra toks dalykas, kad niekas nevyksta be priežasties. Viskas kažkaip tais turi priežastį. Tai va, tai jau kurį laiką buvo toks jausmas viduj, kad reikėtų pasidėti, reikėtų pamedituoti, reikėtų į tą Vipasaną. Ir mano mamos draugė Elmina jau kelis metus važinėja į Tailandą, jinai ten mokosi visokių dalykų ir visą laiką varo Vipasaną. Mes vasarą kažkaip susirašom ir galvojom, reik varyt, nusipirkam bilietus ir jau kažkaip ruošiamės. Aš per daug nieko nesudomėjau, nes mano įsitikinimu, Vipasana. Kaip tos gojankos Vipasana, kur varai 10 dienų, atsisėdi ir 12 valandų per dieną medituoji. Ir ten viskas labai super griežta ir super skausminga. Tada pradėjo vykti tokie ženklai visokie. Tai visų pirma susitinku su drauge. Ir jis sako, ką tu, sakau, varysiu kažkur tai Tailando šiaurė už Čiangmajaus į Vipasaną. Sako, geras, sako, aš Tenerifėje kaip tik sutikau daug žmonių, kurie kaip tik buvo po tos Vipasanos. Iš kažkur tai Tailando šiaurėje ir sakė, jiems dabar labai gerai gyvenime sekasi. Galvoju, jau čia ženklas, jau čia gerai. Vadinasi, gerų kelių viskas eina. Tada kitas momentas buvo, susitinku su draugu, su kuriuo šiaip labai daug nebendravom. Ir mes ten labai taip dvasiškai, sąmoningai, nežinau, kaip buvo toksai visiškas mečas sąmoningumo ir dvasingumo temose. Susitinkam, kalbam ir jisai sako, aš kaip tik praeitais metais, buvau Vipasanoj, Tailando šiaurėje už Čiangmajaus kažkur tais. Susirašau aš su Almina, sakau, į kokią mes vienuolyną varom, į kokią mes šventyklą varom. Ir jinai sako, į Pat Tamua. Aš tam draugui sakau, varau šitą, sako, geras, sako, aš būtent tam ir buvau. Ir sako, aš ten palikau knygą, kodėl budizmas yra pagristas. Ir ten toj knygai parašiau, kad jeigu lietuviška knyga, jeigu tu ten atkeliausi, būsi ir skaitysi tą knygą, parašyk man mano elektroninis paštas apie savo Vipasanos patirtį. Tai va, jau po to karto aš iš viso galvoju, kad čia jau tikrai visiškai absoliučiai yra ženklas, kad važiavau ten, kur turiu būti. Ir daug nesidomiu. Sakau, tai kaip ten bus, ir aš ten sakau, tai kaip tu ten neskaudėjo, visą kitą sako, ten nėra taip griežtai, bet sako, aš tu nieko nespoilinsiu. Almina irgi sako, aš tu nieko nespoilinsiu, viską patirsi, išgyvensi, pamatysi pati. Gerai, aš ten kažkaip labai daug ir nesirūpinau, nes nebuvo nei laiko, nei noro, buvau pavargus ir tiesiog dirbau darbus, kad išvažiuoti ir kad pasiekti tą kelionės tikslą. Tai va, o po to supratau, kodėl papuoliau būtent ten. Tai va, atvarom mes į tą vienuolyną. Iš pradžių vaibelis kaip psichiatrinė ligoninė, visiškai. Arba kaip iš serialo Dingė. Palmės, ten tie kučiai, bendrabučiai, visi su tom baltom pižavom, kažkas ten sėdi medituoja, kažkas sėdi žiūri į kalną, kažkas vaikšto lėtai. Toksai tikrai keistas vaibas, kaip psichiatrinės ligoninės, visiškai. Ir hihihaha, linksma. Ir tada turim, 4 valandą yra čekinas. Ir yra pristatomos būtent šio vienuolyno taisyklės, kurių turim visi laikytis. Tai va, taisyklės yra tokios, labai seksistinės, bet kadangi atvykom į naują šalį, į naują religiją, į naują kultūrą, tai turi viską priimti. Tai taisyklės tokios, moteris negali priliesti vyro, vyras negali priliesti moters. Moteris negali užeiti į vyro kutį, vyras negali užeiti į moters kutį arba bendrabutį. Kai medituoji, tam Dhamma Hall yra meditacijos salė, vyrai turi sėdėti priekį, moteris turi sėdėti gale ir moteris negali sėdėti toj pačioje eilėje kaip vyrai. Man kaip moksliukiai, kur aš visą laiką mėgstu atsisėsti pačiose pirmose eilėse, būti mokytojo lauke, kad tu galėtum daug geriau sugerti informaciją, viską, tai mane labai trigerina, bet toks gyvenimas. Negalima daryti jogos, negalima sportuoti, negalima garsiai leisti muzikos, klausyti muzikos, negalima kalbėti, gali tik tai šnabždėti. Ir kai medituoji, negali pavargus kojom ištiesti kulnų į mokytojo lauką ir į Budą. Turi kažkaip pasidaryti kojas taip, kad kulnai nebūtų attiesti į Budą ir į mokytoją.
Tai va, ir tada yra apsisprendimas, vienu žodžiu, yra taip. Gali atvažiuoti minimum 2 naktim, 3 dienom, arba maksimum 10 naktų. Mes buvom 11, nežinau, mes ten kažkaip pasiskaičiavom. Galvojom, gal mums tai bus fainai, kad dar norėsim pabūt. Bet taisyklės tokios ir apsisprendimas dėl tylos yra visiškai tavo apsisprendimas. Tai yra tavo rankose. Jeigu tu nori, tu užsidedi tylos kortelę ir tu tyli. Jeigu tu nenori, tu gali jos neturėti. Buvo daug žmonių, kas užsidėjo tas tylos korteles ir kas visi pertraukų metu, kiek mes jų ten turėjom, eidavo toliau medituoti, kažkur tais į miškus, atsitraukė arba likdavo tam Dama Hall. Aš buvau susiradus tokį tamarindo medį, už mūsų kučio ten buvo. Tai aš ten pasitiesdavau savo pledą ir arba guli, arba sėdi, arba guli, arba sėdi. Kartais prasidavau, kai būdavo labai sudėtinga. Bet iš tikrųjų, ten tu tokioj būsenai būni, kad net ir nelabai buvo ten protas. Ir tai padarysiu ten 50 pritupimų, ten kažką. Nepadarysiu, ten tokiam meditaciniam kažkokiam esi transe, kad nelabai ir norisi gal kažko tais tokio daryti. Tai va, ir telefonų nesurenka. Almina pasakojo, kad anksčiau ta vienuolyne telefonų surinkdavo, dabar nebesurenka. Tai čia irgi yra tavo laisvė rinktis, kaip tu nori elgtis. Ir atsakomybė yra atiduodama tau. Iš pradžių, kai atvarai su to įsitikinimu, ne, kad ten turi būti super tyla ir visi turi super būti ramus, ten nieko nesinaudoti, tai toksai būna trigeris, tave sutrigerina, sunervina. Bet po to pradedi galvoti, okei, gal ir gerai, nes gyvenime irgi neišjungsi tų visų garsų. Ir patys mokytojai ten buvo pjauna žolės, sako, dabar, pats geriausias būdas medituoti ir praktikuoti vipasaną, sako. Kai yra distrakcijos, kai yra garsai, kai tave trigerina. Va tada tu įeik į tą meditacinę būseną. Tai va, vienuolynas yra toksai ir mūsų kasdienė programa būdavo tokia. 5 keliesi, medituoji savarankiškai. Tada 6:30 vyksta aukojimas vienuoliams, nes vienuoliai negali patys liesti maisto, tai mes jiems paaukojam ir tada valgom. Tada nuo 8 iki 10 viena meditacijos sesija, tada 10:30 vėl aukojam, vėl valgom. Tada nuo 1 iki 3 meditacijos sesija, tada valandą laiko visi turi dirbti bendruomenės darbus ir tada nuo 6 iki 8 vėl meditacijos sesija ir čantinimas. Ir taip kiekvieną dieną. Tai ten per pietus šiek tiek daugiau laiko turi, tai būna dažniausiai dušo laikas. Tarp pirmos sesijos ir ten valgymo ten pusvalandukas būna, tai į tualetą nueini ten ne kažką labai daug. Po pietų šiek tiek daugiau laiko yra iki tos darbo laiko. Tai kas ką, kiti toliau medituoja, kiti vaikšto, kiti naudojasi kompiuteriais, telefonais. Kiti veikia, ką nori. Tai va, dabar apie tą visą momentą, kad pasirodo yra 2 vipasanos mokyklos. Yra Goenka ir yra šita. Tai čia pirma diena, susirgau, pradėjau skaudėti dantį. Galvoju, visatėlę testiną, gyvenimas ima ištvermės. Užsidėjus tą tylos kortelę. Aš ten pirmas dienas net į akis nežiūrėjau, nes buvau ten prisikalbėjus Alvina, kad žiūrėjimas į akis atima energiją. Gal trūksta man tos energijos, aš nežiūrėsiu į akis. Tai va, ir pirma diena. Ir ten skrydžio režimas. Aš nusprendžiau, kad aš neskaitysiu, nesinaudosiu telefonu. Telefonas bus paliktas su daiktais, tik tais laikui. Ir pasidarydavau vieną selfie per dieną tam, kad labai galvojau, kad veidas kažkaip keisis, bet nieko labai stipriai nepasikeitė. Ir visų laisvų laikų, kiek turėsiu, medituosiu tą. Ir atvarau. Ir pirma paskaita. Ir mokytojas mums aiškina. Vakariečiai atvažiuoja susitikinimu, kad vipasana yra ten, kur tu 10 dienų užsidaręs 12 valandų sėdi. Sako, yra 2 vipasanos mokyklos. Viena yra Goenka, kita yra šita. Sako, nei ta mokykla nėra geresnė. Tiesiog reikia pasirinkti konceptą, kuris tau labiau tinka. Ir sako, tas tylos dalykas, kuris čia užsideda tas tylos korteles, čia iš viso, sako, yra atėjęs iš vakarų. Tam, kad praktikuoti vipasaną, nereikia ten per tas tarpus ten tylėti ar nekalbėti ir ten būti visiškai tyloje. Tai sako, visiškai yra atėjęs dalykas iš vakarų. Tai va, ir aš taip sėdžiu. Ta prasme galvoju.
nu kur ten tvarai, stovi su nusiteikimu, ir su visu vaibu, ir su viskuo. Ir viskas taip, bet aš galvoju, nu ne. Aš noriu full experience, spaudžiam maksimumą ir daro maksimum kiek visko, kiek gali. Ir dar mokytas paaiškina, kad irgi Buda galvojo, kad tas sako, visas dalykas kančios, kad reikia per skausmą, per kančią, per badavimą, per sėdėjimą pasieksi tą nušvitimą ir atėjęs iš jogų, iš hindų, sako. Ir Buda irgi galvoja, kad galbūt būtent tai yra toksai būdas, kaip reikia pasiekti tą nušvitimą. Ir jis 6 metus tai testavo visą šitą tipo per skausmą, per vargą, per kančią. Ir jis po 6 metų suprato, kad nei velnio, nereikia tau kankintis, kad tau skaudėtų, kad tu pasiektum tą nušvitimą. Ir vipassana yra meditacijos technika iš esmės. O technika yra tokia. Tai va, apie pačią vipassaną, kaip apie meditacijos techniką. Turėjom labai gerą mokytoją, nu wow, koks geras mokytojas, kuris kiekvieną dieną 15 minučių prieš pietinę tą sesiją duodavo mums, aiškindavo mums, kaip veikia meditacija ir kaip veikia vipassana. Ir yra atskirtos 2 meditacijos. Tai viena meditacija yra ta, kurią mes praktikuojam dažniausiai. Tai yra dėmesio koncentracija. Ne? Mes ten skaičiuojam, skenuojam, kvėpuojam, koncentracija nosies galiukė, šitam taške. Ir jinai yra skirta tam, kad mes išlavintumėm fokusą. O vipassana jau yra visai kitokia technika. Tai vipassana yra tokia technika, kai tu pasieki tokią būseną, kai atsiskiria kūnas, protas ir tas tikrasis tu, kuris pagal vipassaną, pagal tą jų teoriją yra vadinamas the knower, the awakened one, the joyful. Ir tau taip ir būna toj meditacijai. Čia tas ir buvo dalykas, kuris antrą dieną įvyko, tas toksai, kur shiftas ir buvo toksai, kur tai va kas yra sąmoningumas, tai va ką reiškia būti aware. Tai kaip ten viskas vyksta? Tai tu papuoli, tu medituoji. Ir tada taip aiškiai atsiskiria tavo kūnas. Kaip pavyzdį duosiu. Tavo kūnas yra automobilis, tavo protas yra kompiuteris. O tu, tas tikrasis tu, esi va tas žmogus, ta būtybė, ta sąmonė, the mind, kuris kontroliuoja tos visus dalykus. Žodžiais dabar galbūt sunku nusakyti, bet kai tu tai pajauti labai stipriai kūniškai, tai būna toksai wow dalykas. Nes kitas bairis yra tame, kad kai tu taip atsitrauki ir tu matai protą. Matai protą kaip atskirą konceptą, kaip konstruktą, tai visiškai prieš save padėta, tokį kompiuterį, kuris ateina mintis, matai minties priežastį, kuri yra iš pasąmonės, ten kažkoks ar trauma, ar žaizda, ar kažkoks įvykis, prisiminimas, kuris suformavo šitą mintį. Ir matai kūną. Kūną matai kaip atskirai tokį biologinį avatarą, objektą, tiesiog robotą tokį savo, ne? Ir kai tu atsitrauki tą the knower, tada tu, esmė yra tame, kad jeigu tu esi the knower, tu negali turėti minčių. Arba tu esi the thinker, tas protas, arba tu esi the knower. Ir kai tu atsitrauki the knower, tai viskas protai tiesiog ištirpsta ir išnyksta. Ir kai tau ateina kažkoks tais trigeris, ar ne, ateina kažkokia tais emocija, kažkokia mintis, visa kita, ir tu ten jau pradedi trigerintis, ateina ta mintis. Ir jeigu tu atsitrauki the knower, ta mintis išsisklaido taip ir išnyksta. Ir tada buvo toks labai fainas momentas, kur jau ten pradedi žaisti to visų dalykų, ne, nes irgi anksčiau niekados nesuprasdavau, kaip daug aš ten medituodavau, darydavau tą, kur I'm not the body, I'm not even my thoughts, I'm not the body, I'm not even my thoughts. Ir man niekaip neišeidavo, aš atsimenu jogos mokytojų kursuose, medituoja man tam, belia kaip, tos kelius skauda, suka, viską. Sakau, chebra, kaip jūs darot, ką jūs ten darot? Ir vyrius toksai sako, tai aš tiesiog pradedu savo kartot, kad I'm not the body, I'm not even my thoughts. Aš žiūriu ir galvoju, koks not body, not even my thoughts, kaip tai veikia. Ir dabar būtent už to vipassanui buvo tas visai, va ką tai reiškia. Tai tu sėdi, medituoji, tu pradedi skaudėti kelią ir tu nueini tą the knower, atsiskiri nuo to kūno ir tu realiai matai savo kūno sėdinti tiesiog ir kūnui kelią skauda. Protas ramus išjungtas. Ir kai tu taip dėmesį nueini tą kelią, tas skausmas taip ištirpsta. Tada ten kitur kažką pradeda. Ir aš ten tą pirmą dieną, kai pagavau, pradėjau žaisti ir buvo labai fainai, labai buvo gerai. Ir dar supratau, ką reiškia tas tikrasis sąmoningumas ir tas buvimas aware. Man jogos mokytojas Portugalijai sakė, nes šiandien su juo kalbėjau, sakau,
pasakojausi, kad man labai nunervuoja tas, kad banguoja tas gyvenimas. Tai išsivalai, clean varai ten labai sveikai, tai ateina koks nors gruodis ar vasara ir prasideda visokie draugai, traliai, valiai, festivaliai. Ir jis sako, tu nesinervuok, if you're aware of it, tai tada viskas yra gerai, ką tu darai. Ir aš tokia, jo, I'm aware of it, of course I'm aware of it. Tikrai esu, sąmoninga apie tai, ne? Bet tas sąmoningumas anksčiau būdavo, toksai būdavo iš proto, visiškai toksai, kur aš sąmoningai, protingai suprantu, ką aš darau blogai, ką aš darau negerai, kokios tai turės pasiekmes ir visa kita. Bet to be aware tai nėra iš proto, ne iš to sąmoningumo, bet to be aware yra iš to atsitraukimo, ir iš to naujo, ir iš to matymo, ko reikia tavo kūnui, ką sako tavo protas, kai tu viską nušvieti, tu viską pamatai ir tada priiminėt sprendimus ir taip daryti dalykus. Na, kaip, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš ten labai sprendžiu dabar savo valgymo sutrikimus šitam gyvenimo etape. Ir aš sėdžiu valgau. Valgau ir perini tą the knower poziciją, ne? Perini knower poziciją, kūnas kaip robotas, tu tiesiog matai, tiesiog kūną kaip robotą, kuris yra, tai ne tu, tai ne tavo. Tiesiog iš šitos žemės pasiskolintas biologinis kostiumas, ne? Sėdi valgo, ne? Ir aš jaučiu, kad kūnas jau yra pilnas. Ir bum ateina mintis, kad reikia pabaigti iki galo. Ir tada bum matai minties priežastį, dėl to, kad palikdavo tave su senelis, ir senelis sakydavo, jeigu nevalgysit, iš viso nevalgyt negausit, gąsdinimas, ne, kad nebus daugiau maisto, arba jeigu nevalgysi, esi blogas vaikas. Įsitikinimas, aš noriu būti geras vaikas. Ir tada tu matai tą visą savo elgesio modelį, kodėl tu. Bet kai tu tai nušvieti iš dinauerio ir tu pamatai kūnas, kad jis jau yra visiškai full kaip biologinis aparatas, jam nebereikia daugiau ir matai, kad čia tiesiog proto žaidimas yra ir kaip apšvieti protą, protas tiesiog taip ištirpsta, tos mintis ištirpsta, pastumi lėkštę, viskas, daugiau nebevalgysiu. Tai va tas toksai momentas yra ir va tai yra vipassana, ką reikia praktikuoti visada, einant, valgant, susitikus su žmonėm, visą kitą. Tai dabar grįžus iš vipassanos labai sunku yra, nes esi ant tiek aware, kad matai, kad laikysena, ant tiek jauti laikysena negera. Matai, kur ten tu jau kažkaip kažką tais ten vėl mintis užsisuka savo protą. Pavyzdžiui, buvo pirmą dieną išėjau pasivaikščioti, labai nerimas. Labai nerimas kikino. Ir ilgą laiką aš tokių jausmų neturėjau, kažkokius nerimo iš viso neturėjau. Ir nerimas. Ir aš tokia, jaučiu purtytis, tokia, kai, in the nowhere. Išeini tą the nowhere, nušviti, matai, priežastis tokia, matai, ko reikia kūnui, bum, viskas susitvarkai. Tai vat, ką ir sakė tas mokytojas, kad kai valdai tą vipassaną, tai tada ir įvyksta gyvenime toks didelis pokytis, nes tavęs taip nebetrigrina dalykai, tu taip nebeliūdi, tu taip nebekėtini kančios, tu taip nebesiparini, nes tu matai, kad tai, tu taip gali atsitraukti, tu pamatyti iš šono tą visą dalyką. Ir tada supratau, kodėl papuoliau būtent į šitą vienuolyną. Nes iš pradžių jo trigerina, ne, kad ten tokia laisvė, kad čia aplinkui visi naudojasi, kad čia kažkaip taip. Vienuolynas yra popsovas, vienuolynas yra tikrai mainstreaminis, bet kas yra fainai, kad tą vipassaną gali patirti visi. Ir tie, kurie yra senjorai, ir tie, kurie turi fizinę negalią, ir tie, kurie yra jaunimas, ir tie, kurie yra galbūt visiškai mažai susipažinę, nes ten tu gauni mokymą, pasakojimą, pravedimą ir įvedimą į tai. Ir man atrodo, į tą goenkos, vipassaną, nedaug kas ryžtasi važiuoti, vien dėl to, kad tai yra tikrai didžiulis iššūkis. O čia gali varyti visi. Ir aš taip sėdžiu, ir aš taip galvoju, kodėl aš čia papuoliau. Ir man tokios kaip vizijos, kaip mintis pradėjo reikštis, mes su Gintarė po vipassanos turėjom skambutį ir sakau, žinok, supratau, kad reikia padaryti tai Lietuvoje, tokį konceptą. Kitas fainas momentas yra, kad meditacijos salėje yra kėdės. Tu gali medituoti nebūtinai sėdint ant žemės, tu gali medituoti ant kėdžių. Lietuvoje niekur nesu to mačius, kiek žinau, goenkoj gali pasiklausti, ar tau galima, ir tada tau mokytojas nuspręs, ar galima ar negalima. Bet kiek yra wow ir fainai, kad bet kas gali daryti. Pavyzdžiui, Alminai yra kelio problema, negali sėdėti praktiškai visiškai. Ir jinai vipassaną darė ant kėdės. Aš pabandžiau irgi porą dienų padaryti ant kėdės. Tu visiškai gali pasiekti tą pačią būseną. Ir man atrodo, labai daug žmonių net nepagalvoja apie meditaciją, vien dėl to, kad įsivaizduoja, kad meditacija yra, kur aš atsisėdu, lotoso pozoj, susikeliu ant tas kojas ant galvos
išsitiesiu ir ten 25 valandas sėdžiu, medituoju ir va tada man yra meditacija. O čia gali išmokyti žmogų patirti ir tai įsinešti į gyvenimą labai paprasta ir labai lengva forma. Nu kaip paprasta lengva forma? Nebuvo taip paprasta ir lengva, bet apie tos visus sunkumus, tai dabar apie tuos didžiausius sunkumus, kurie kyla vipasanos metu. Tai be galo esu dėkinga iš tikrųjų Aušaikijai, turėjom skambutį prieš išvykstant ir sako, jo, kai tu su savim ilgą laiką sėdi, tada pradeda kilti visokie šūdai iš pasąmonės, ne? Visokios traumos, neišgyventos emocijos, neišprocesinti dalykai. Man ten buvo labai apie savo kūno nepriėmimą, labai daug apie vienatvę, kūno nepriėmimą, nu, tokių gilių kažkokių žaizdų, kančių, skausmų, visą kitą. Nu ir tu sėdi ir tau pradeda kilti tie visi dalykai. Tai nežinau, ką būčiau darius, jeigu Aušos kyje tie metodai. Aušos kyje šiaip yra prabuvus toj tikroj Goenkos vipasanoj ir 10 dienų, ir 14 dienų, ir 21 dieną. Tai nežinau, tie žmonės, kurie sugeba tai padaryti, yra wow. Po šito gyvenime reikės padaryti tai irgi, bet kol kas tai po šito experience jau suprantam, kiek tai yra sudėtinga. Net ir medituojant sesijom, nu vis tiek yra ką veikti, tas atsitraukimas. Tai va, ir tada supratau vipasanoj, kadangi daug esu jos kursų, mokymų praėjus, paskaitų praklausius, labai daug iš tikrųjų tos medžiagos, ką jinai duoda, tai yra, nu, atėję iš vipasanos ir tai yra taip genialu, tai yra taip svarbu mokėti, žinoti šitam gyvenime, pasaulyje, nežinau, kol to nemoko mokyklose. Nu, tai yra tiesiog wow, nes jeigu aš būčiau nežinojus tų visų dalykų, tai tu sėdi, 10 dienų ir tau kyla ten belekoks nerimas, panikas, skausmas, kančia, liūdesys, aš ten ir rėkiau viduj, ir klikiau, ir purčiausi, ir suko, ir verkiau, nu visokių jausmų yra. Bet kai tu turi tą visą metodą, tas metodas yra šiaip pakankamai paprastas, bet labai genialus, ar ne, tau sukyla kažkokia tais emocija. Ir vakar tie patys vienuoliai mus mokė, ar ne, kad žmonės labai dažnai prisiklijuoja prie emocijų. Aš esu piktas, aš esu liūdnas, man blogai, man pikta, man liūdna, man skaudu. O iš tikrųjų, kai tu nueini tą denour poziciją, tu matai, kad protė atėjo kaip mintis, kaip jausmas, pyktis. Jis tiesiog atėjo, bet tai nesi tu, neprisikliuoti reikia prie to. Tai yra tiesiog, yra pyktis, yra liūdesys, yra kažkokia tais emocija. Ir ta emocija labai dažnai pasakoja apie kažkokią tais tavo gilesnę žaizdą, gilesnę traumą. Ir tam jinai ir atėjo, kad ta gilesnė žaizda ir gilesnė trauma būtų išgydyta. Ir dabar, kai turi tą metodą, tai ten užkyla kažkokia tais emocija, pamatai, kad yra ta emocija, pripažįsti savo, kad aš esu sutrigrinta, yra pyktis. Tada pradedi pastebėti, kokią istoriją protas pasakoja apie tą pyktį. Arba ten kažką tais ten, aš čia durnė, kam aš čia taip gyvenau, kodėl aš čia taip su savo kūnu elgiausi, čia kam reikėjo taip daryti, kam reikėjo ten save taip. Matai tą visą tokio proto istoriją pasakojimą. Tada tą istoriją pasidį vieną pusę, ne, kaip dinaueris, atitrauk ir matai, kad čia yra tiesiog proto pasakojami dalykai, tiesiog knygelę protas tokia užrašinėja kažkokia, ir lieki tik tai su fizinė emocija. Fizinę emociją reikėtų somatiškai paleisti, čia buvo problemytė dėl to, kad aš namuose, kai darau, aš dažniausiai ir kažkaip tais iššoku, išrėkiu, ten kažkaip tais išydo, čia negali taip elgtis. Tai aš čia bandydavau tiesiog iškvėpuoti, bet man trūko to, man norėjosi, aš momentais taip būdai tiesiog staugiau. Tai va, paleidi tą fizinę tiesiog tą emociją ir tada pasiemi tą visą naratyvą ir klausi savęs, ką man primena šita istorija, šitas naratyvas, šita emocija. Tavo vidinis balsas iš karto bum, duoda iš pasąmonės įsitikinimą, traumą, prisiminimą iš vaikystės, iš jaunystės, kur buvo kažkaip tai panašiai taip. Ir tada klausi savęs, kaip aš galėčiau užpildyti savo poreikius, kaip jie nebuvo tada užpildyti. Ir tada tu ten save tada babysitini. Tu nebuvai, neturėjai išminties, nežinojai, kas yra sąmoningumas, nežinojai, ką reiškia rūpinti savimi ir pasižadi savo, kad viskas, aš dabar nuo šiol rūpinsiu savimi ir darysiu taip ir visą kitą la. Ir jauti, kaip tau taip lengvėja ir taip viskas pasileidžia. Ir tada galvoju, viskas jau daugiau nebeužeis. Ir ką supranti per vipasaną, kad viskas, tu taip sėdi ir tau tiesiog ateina liūdesys ir jisai praeina. Tada ateina skausmas ir jisai praeina. Tada ateina tas kaifo momentas ir jisai praeina. Tada ateina tas nušvitimo momentas ir jisai praeina. Tada būna labai gera meditacija, tada būna labai bloga meditacija. Ir vakar tai vienuoliai dėstė, kad
tu kai būni tam nowhere pozicijoje ir kai tu matai, kad visas gyvenimas yra tiesiog proto žaidimas ir kažkas ateina ir praeina, tai man pačia netgi tokia mantra susikūrė mano galvoj, audra ateina ir praeina, audra ateina ir praeina, audra ateina ir praeina. Ir sako, tie vienuoliai žmonėms būna du variantai. Vieni žmonės moka to pasinaudoti gyvenime, nes tai nebesitrigina, nebesiparina visą kito, kiti nueina iš viso depresiją. Dėl to, kad tai kokia prasmė tada? Nes visas gyvenimas yra tiesiog proto žaidimas. Tai to pasidarys fainą linksmą, tu pasidarys liūdną. Ir tai tiesiog pasidarys fainą linksmą ir pasidarys liūdną. Ir kai tu supranti tą mechanizmą ir kad taip veikia, tokia yra natūra, ne, mes gimstam, mirštam, tas dualumas visur. Tai tau nebėra tokio stimulo, prasmės, noro kažko. Tai dėl to tie vienuoliai, tie budistai atsitraukia nuo to gyvenimo ir nuo tų materialių dalykų, nes what's the point? Tiesiog viskas taip pat ir banguoja. Tai tas pagrindinis toksai sunkumas yra, bet tam žmonės ir važiuoja į Vipasaną, nes tai yra kaip keletos metų psichoterapija. Tu tiek dalykų prasisprendi, tu tiek dalykų pamatai, savo traumų, savo skausmų ir tu juos išgilini, išbūni juose ir jie kažkaip tais atsilaisvina, tikiuosi. Kiti sunkumai, tai tas miegas ant grindų, tai belia kaip man iš tikrųjų blogai yra su nugara. Kaip blogai, nėra blogai su nugara, kai aš darau jogą ir visą kitą, bet nuo profesionalių sportų, nuo krepšinių ir nuo tąsymosi apačios nugaros yra sustrikavusi, dabar taip blogai, kad negaliu jogos daryti, tai va, einu rytais pasivaikščioti. Tai tas miegojimas ant kieto man yra kančia, aš kitą kartą, kai varysiu, tikrai imsiu Dekatlono čiužinuką ir nesikankinsiu, nes nelabai tai į sveikatą. Maistas veganiškas 2 kartus per dieną iki 12, tai irgi galbūt, kai esi po gruodžio mėnesio ir nesi tiek užsijoginus, užsimeditavus ir nesi tiek sveikai privalgius, tai tiesiog šokas šiek tiek organizmui, bet jis nebuvo blogas. Kiekvieną dieną gauni ryžius ir gauni tokį daržovių marmalą, pavadinkim. Mes taip vadinam su gintarė, daržovių marmalą. Ir yra parduotuvėlė šalia vartų, jeigu ten kažko reikia, ten visokių higieninių priemonių, vandens, visokių tokių sneksų kažkokių tais veganiškų gali nusipirkti. Kas dar sunku? Tu tam papuoli, kadangi tu tiek daug medituoji, papuoli tokį kažkokį transą, tau momentas atrodo, kad tu išprotėjus iš viso esi, kad durna, tada kvestionuoji ir iš viso čia bus kažkas, ar kažkas iš to gero išeis. Pavyzdžiui, man nebuvo to lūžio, aš galvoju, antrą dieną, kai supratau tą nowhere poziciją, aš galvoju, kad tai va čia galbūt tas lūžis bus. Bet nebuvo nei dienos, kad negalvočiau, kad viskas jau čia, aš visas tas emocijas išgyvenau, jau aš čia visą tą nowhere išmokau, tai jau viskas galim varyti namo, bet kiekviena diena atneša dar kažkokių gilesnių suvokimų, tu dar kažkaip giliau tą meditaciją papuoli, tu dar kažką tai ten giliau išsiaiškini, tau dar būna tokių aha momentų visokių. Tai va šitie visi dalykai. Man buvo kančia tas čentinimas, aš šiaip dievinu mantras ir aš irgi galvoju, kad oi, mes čia ir dirbsim, ir čia medituosim sesijom, ir čia vakare dar čentinsim, čia kai bus fainai, čia nebus sunku, bet nebuvo taip kažkaip, vis tiek tu toj meditacijai kažkur tu ten išsitaškai, tada eini ten, po to medžiu sėdi ten, po to kažkokios emocijos, tada alkis, tada ten skauda, tada susirgai, tada skauda dantį, tada skauda ten galva, tada tu eini ten tos lapus grebi, visiškai neturi energijos, nes nemiegoji, nemiga visiškai, Almina knarkiai visą naktį ir tu visiškai jautiesi pamirus tokia. Tada 6 valandą reikia eiti tas čentinimas, o tas čentinimas, mantros, tai jos tokios linksmos, užbūrinčios, jos tokį vaibelį tau suteikia, tokį bum tave išsuka. O čia čentinam sanskrito kalba viena eilutė šventa pali kalba ir viena eilutė angliškai. Vienuolis pasakojo, kad įdėjo tą pali šventą kalbą dėl to, kad vienam pasaulyje yra ją kalbama, ten angelų šventa kalba kažkokia yra. Bijau sumuoti, gal ne angelų, bet vienu žodžiu, kažkokiam pasaulyje, kuriame tu gali atsilinuoti po šito žmonių pasaulio toliau papulti. Yra ta kalba ir sako, aš norėjau ją įdėti, kad jeigu jūs papultumėte netyčia į tą pasaulį, kad jums būtų, atpažįstama tai. Ir tas čentinimas toksai gruzovas, tiesiog sėdi ir mytam pančių, pantančių. Ir šiaip visos 10 dienų metu jokių similkalų, jokių gongų, jokios muzikos. Viskas taip labai paprasta, taip labai primityvu. Ryžiai, daržovės, tos ateina vienuoliai. Now we're gonna begin morning meditation practice. Viskas taip labai sausa, taip labai, kai esi pripratęs prie to tokio gyvenimo, tokio, kur smilkaliukai, žvakutės, lemputės, vaibelis, muzikytė, viskas čia taip sausai tas čentinimas toksai, mytam pačių, valandą laiko tą liežuvį laužai.
į galą jau truputį prasilaužiau, ta kalba tokia tau labiau pažįstama buvo, tai viskas buvo labiau geriau. Bet pradžioj tai buvo kiekvieną peilį, nenorėdavai, labai nenorėdavai ten eiti. Kas dar iš tokių sunkesnių momentų? Tai tas miegas, buvo ta viena naktis, kur jau atrodo, tu čia jau viską išsiaiškinai, jau čia tu moki tą nauerį, jau čia moki tavęs nieks nebetrigerina, čia eini, statybos vyksta, ten lūžta dalykai, ten zenas, ten tau visiškai absoliučiai jokio skausmo nesukelia nieko. Ir tada bam išbandymas. Naktis, nemiga, Almina šiaip niekados neknarkė. Šią naktį, kai būtent knarkė, negali užmigti, šalta, esi ant virtuvės grindų. Ir praktikuok tada tu tą visą dinauerį ir viską. Ir tu ten visai bandai, įeini, išeini, ten mantras kartoji, ko tik tais nekartoji, ko tik tais nedarai. Bet audra ateina ir audra praeina. Audra ateina ir audra praeina. Tai viskas kažkaip tais... gal dabar jau su amžium, su branda šiek tiek keičiuosi, bet anksčiau tai labai būdavo, kad aš taip kažkas tai vyksta. Ir mama visą laiką sakydavo, ir tai praeis, ir tai praeis, ir tai praeis, ir tai praeis. Bet kai tu pabūni pasavintos lietuviškos patarlės, tai tokie paprasti labai mokymai, jie visai kitaip įsirašo tave, visai kitaip įsikūnė, nes tu taip kūniškai, sieliškai, dvasiškai ir protiškai taip giliai pajauti, kad visai kitaip viskas įsirašo. Kitas momentas, kuris atsitinka vipasanos metu, kai tai daug sėdi, daug medituoji, atsiranda toks didelis kūno jautimas, tu atrodo visus organus jauti. Tu jauti, kur ką gyvenime netaip esi, kur ką padarius, kur tau ką ten skauda, ką reikėtų pagydyti, kas yra nesveika, kas ten visa kita. Ir atsiranda toksai didžiulis kūno intelligence. Ir, pavyzdžiui, irgi yra Ošos mokymas, kuris visą laiką sako what would feel good for my body, kai jinai kažką tais valgo ir visa kita. Ir aš visą laiką šitą klausimą klausdavau taip iš sąmoningumo, iš to tokio, kur sąmoningai, protingai, kur, žinai, ten baltymai, angliavandeniai, ten cukrus, visa kita, ir what would feel good for my body, iš to proto, iš tos visos informacijos. Ir darydavau tai taip, ir ten prisipirdavau, pasiskaitydavau visokių straipsnių, prisižiūrėdavau visokių ten wellness podcastų, prisipirdavau brangiausių papildų, atvarydavau pas savo healerą, sakydavau, va, aš čia, va, tą dabar geriu, tą ar tą geriu, nes tai man sakydavo, kam tu tai gerai, gal to net nereikia. Ir aš sakydavau, tai čia reikia, nes čia va, tas ir tą daro, tas tą daro, tas tą daro. Tai va, kai taip ilgai pabūni tokioj atskirty su savim, pamedituoji, pasėdi, taip gerai pradedi jausti, ko iš tikrųjų reikia tavo kūnui. Tau vos užtenka klausimo paklausti ir tau iš karto, tu jauti, matai, užuodi, supranti, ko reikia. Ir tos visos dietos, tie visi, kur mes paskaitom, čia fastingas gerai, čia atsisakyti to, čia taip ir tą daryti, taip tą daryti. Tai yra tokia nesąmonė, reikia taip stipriai jausti tą savo kūną. Ir dabar pastebėjau per porą dienų, ant kiek buvo ten sėdi 10 dienų, tu galėdavai taip labai stipriai gerai pajausti. Tai jau dabar tas pajautimas yra, bet jis jau netoksai stiprus, netoksai galingas, koksai buvo ten būtent sėdint. Man ten buvo vieną dieną sustrikavo skrandis. Valgiau tokią daržovę, kurios gyvenime nesu nei mačius, nei girdėjus, visiškai net pažįstama, man buvo labai skanu. Aš prisivalgiau jos ir po to kažkaip jos nevirškino. Ir kūnas iš karto toksai, ką reikia daryti. Ir bum, iš karto viskas ir išsisprendė. Tai va, tai tas toksai va, didelis labai kūno pajautimas ir šiaip, kai tu atsitrauki tą dauerį, tai tu visiškai matai tą kūną kaip atskirą aparatą ir tu matai, kad tai va, kaip automobiliu rūpinamės, keičiam padangas, pilam kurą. Tai va taip pat to biologinių kostiumų irgi tavo atsakomybė yra pasirūpinti. Tai šitos tiesos yra labai žinomos, labai suprantamos, čia nieko naujo, bet kai tu sėdi ten, tu taip visai kitaip giliai tai pamatai ir tai sužinai ir tai pajauti. Dar papasakosiu apie didžiausius bairius. Kai atvarėmės tą chebrytę, ten buvo 11 žmonių ir visi ten, čia būsiu 5 dienas, čia būsiu 7 dienas, čia visa kita. Tu jau atvažiavai, man jau pirmą dieną buvo tas, kur sėdi. Aš pirmą kartą Tailande, pirmą kartą Azijoje iš viso. Sėdi tie vienuoliai susisukę, tos taisyklės. Dar negalima kojų, kai valgai, sėdėti kojų taip vieną ant kitos užsidėjus. Tie vienuoliai, tie žmonės su pižamom. Tas čentinimas vakare, ta pali šventa kalba, kur me tam maičių. O ką aš čia veikiu, ką aš čia darau? Kai atvažiavom, naktis buvo bele kaip šaltos, ant to kieto pagrindo. Ir tie visi, kur sakė, bus 5-7 dienas, matai, kaip jie po pirmos nakties pakuojasi šmutkės ir taip išvažiuoja. Ir tu taip stovi. Ir galvoju, oh shit.
ir ant rankų pirščiukų skaičiuoji tas dieneles. Ir su Almina turėdavom kiekvieną dieną tokį joko priepolį, nes vis tiek ten medituoji, būni toj lojitoj, būni su savim tokiam kažkokiam tranziniu, jauties momentais kaip išprotėjus, ten tokia kaip apsėsta, kaip velniai iš tavęs liptų kažkokie tais. Tai buvo vienas tas labai juokingas momentas, kai mes labai sušalom, herpesas buvo, aš susirgau. Ir antrą dieną abi, nekalbi, tyloj būni, visiškai neturi kontakto. Pradėjom tysti, kuti visokius škurlius, pledus, viską, kai įmanoma, užsikloti, užsitiesti, kad išgyventi tas naktis tam šaltį. Nes ta grįžta ir aš grįžtu ir tiesiog iki ašarų. Kitas momentas buvo, kur ten dirbi tos community darbus ir jau ant tėtų ten tas pavažiavęs stogas ir pačiuošus esi. Nešom tos lapus, Almina sustoja, uostyt pradeda žolės kažkokios. Žiūriu, aš ją galvoju, su to pažamytė, psichiatrinė jau visai blogai, jau žolės uostyt pradėjo. Tada kažkaip tai capt radau tas kreideles, galvoju, reikia tas dienas pradėti braižyti, tai irgi ten žvengiam iki ašarų. Tai buvo tokių linksmų momentų, gal dar visų dabar neprisiminsiu, bet tokių, kur labai suspaudžia širdį iš absurdiškumo, nuovargio, pervargimo, šalčio, užsiknisimo, pavargimo ir dar reikėjimo eiti, medituoti, kažką daryti, dirbti ir taip toliau. Taip, tai dabar apie tas mistinės patirtis. Vis tiek daug medituoji, daug sėdi, valgai veganiškai, tai visokių ten tų patyrimų būna. Tai gal toksai pirminis buvo, aš niekada nesuprasdavau to koncepto, kad mes visi esam vienis. Ir žinojau tiesiog iš patirties, ir joga, ir meditacija labai dažnai tai būna, kad kažką tais skaitai, teoriją, kaip ir sąmoningai supranti, bet trūksta to tokio pajautimo. Ar matyt, kažkada tais prieina tas laikas, tas momentas, kai esi pakankamai, nežinau, priaugus tam ir tada būna tas toksai klik momentas ir supranti, ką tai reiškia. Tai labai laukiu to momento šito gyvenime, kada suprasiu, kad mes visi esam vienis, nes man visą laiką būdavo eini gatvės, žiūri į tos visus morozus ir galvoju, koks mes vienis. Tai va, tai kai medituoji, ištirpsta kūnas ir lieka tik tai sąmonė ir tu taip pajauti, kad iš tikrųjų mes esam visi toksai tiesiog vienas energetinis kažkoks laukas, vienas energijos burbulas ir mes ir esam vienas, nes mes visi esam viename tame energijos burbule. Tai čia va gal toksai tas vienas momentas. Kitas momentas, kad niekada nesuprasdavau, kaip sakydavo žmonės, kad daug medituoji ir tada gali meditaciją perkelti ir į savo gyvenimą. Ir aš galvoju, tai kaip tu čia valgyti darai, kažką darai ir tu ten zen medituoji. Tai dabar, kadangi pereini į tą nowhere poziciją ir tau visiškai protas taip nutyla, kūnas tiesiog daro tai, ką jam reikia daryti. Ir dabar gyvenime supranti, kaip tai veikia, kad tu iš tikrųjų gali tiesiog spragti pirštais ir gali taip į tą naują perėti ir tiesiog matai, tavo kūnas kaip robotukas kažką daro, protas ramus, tylus, o tu tiesiog stebi. Tai šitas momentas, kas dar buvo gal toks įdomesnis jausmas, kai medituoji, ištirpsta kūnas, lieka tik sąmonė ir tada tokia kaip pagaugai per kūną pereina. Toks jau matai, kad kažkas bus, toks kaip ir jaudulys atsiranda ir taip tavi išmeta ir iš tokios tamsos, kur tiesiog tamsoji, neužsimerkus medituoji, bum, papuolė į džiunglės ir tu esi kaip paukštis ir skrendi virš džiunglių. Bet toks labai momentinis pajutimas. Arba bum, tu esi kaip gyvatė ir tu skrendi per džiunglės kaip gyvatė tiesiog. Arba bum, tu koalas ir lipi medžiais. Tai nežinau, iš tikrųjų būtų labai įdomu su kažkuo pasikalbėti, kas galėtų pakonsultuoti. Ir čia šiaip tokie kaip vaizduotės, šiukšlės kažkokios sapnai, įsivaizdavimai, ar čia gal praeitam gyvenime paukštis buvau, nežinau. Tai va tokie įdomesni momentai. Ir kas dar? Pačiam galiau ten buvo labai stipriai, kai medituoji, atsipalaiduoji, kūnas ištirpsta ir tai pradeda tave taip sukti energiją, tiesiog taip visą tą galvą taip tampyti, bet nežinau, ar čia čia gal nėra labai mistiška, čia tiesiog pas gydytojus, kai eini, jie tikrina, atsistoji ir tavo kūnas turi šiek tiek taip kaip spiralė judėti. Jeigu juda, vadinasi, energija tavo kūnų teka sklandžiai, bent jau taip sakoma yra. Tai va tokie momentai.
Nu, labiausiai tas, kad gali taip labai giliai panirti į tą meditaciją, kad visiškai ištirpsta kūnas ir lieka tik tai sąmonė. Ir tiesiog taip gali kurį laiką pasidėti, bet tie momentai labai trumpi yra. Tai nieko kažkokio ten tokio labai stebuklingo didelio nebuvo, bet nu, fainai, ten paskraidai, ten taip išskrini, tokį momentinį kaifą pajauti, grįžti, tada galvoji, wow. Ir ten tam vienuolyne ir kalbėjo apie tai, kodėl tie vienuoliai turi tokį kaip ir desire nušvisti, ar ne, nes šiaip kaip ir visas budizmo mokymas yra, kad kaip tik reikia atsisakyti ten tų visų, ne, troškimų, nes tai yra proto troškimai ir jie mus veda į kančią. Bet kai tu pajauti tas tokias meditacinės būsenas, po to dėl to tu ir užsikabini, nes tai kaip draksas yra, tu nori dar kartą pasiekti, dar kartą nueiti ten, dar kartą tai pamatyti ir dar kartą tai patirti. Ir dėl to tu taip ir užsikabliuoji tos meditacijos. Tai va, kas liečia mistinės patirtis, taip. Tai sveiki atvykę į mano lovą, dabar trumpai, pabaigai apibendrinant sąrašiukas dalykų, ką aš išsinešu šitos vipasanos. Tai kūno, proto ir tikrojo aš atskirų konceptų matymą ir jautimą. Tai čia jau daug išsiplėčiau, daug pasakojau, man tai buvo visiškas atradimas ir visiška naujiena ir tikrai, kai tu atsitrauki tą dinauerį, ištirpsta visokios emocijos, jausmai, skausmai ir vargai. Visai kitas požiūris ir jausmas į kūną, jautimas kūno poreikių, atsakomybė išpildyti tos poreikius. Tai irgi apie tai daug kalbėjau, apie tą kūno jautimą, kūno poreikių jautimą ir jau tokia, kaip pasėdi ir pamatai, kaip tu ten ką su to savo kūną esi padariusi, tai nebelieka, bent jau dabar, aš labai tikiuosi, kad tai kuo ilgiau išliks, dabar bent jau yra toksai, kad jau nenori tu elgtis prieš kūno poreikius. Miego ir mitybos prioritetus. Mano kūnui reikia 8-9 valandų miego, jokia ryto praktika, joga ar džimas šito neaplenks. Tai labai mėgdavau anksčiau atsikelti, padaryti jogą, daugiau pabėgioti, daugiau pasportuoti, tada, kai neturėdavau rezervo, nes galvodavau, kad pasportuosi ir bus geriau tada tau. Tai supratau tą dalyką, kad bent jau mano kūnui tai pats svarbiausias dalykas yra kokybiškas ilgas miegas ir tada jau gali būti joga, džimas ir visi kiti dalykai. Gilų žinojimą, kad viskas nuolat kinta ir mes negalime to sukontroliuoti. Jei skauda praeis, jei gera praeis. Tai čia apie tą, ar ne, kad audra ateina ir audra praeina, audra ateina ir audra praeina. Tai ten, kai būni, tai labai gerai tai įsisąmonini ir pajauti, kad bet kas ateina, bet kas praeina. Ir kai būna, aš turiu emocinį valgymą, ne, ir ten būna tas, labai nesusitvardę ir visą kitą. Tai dabar toksai yra, kyla tas emocinis valgymas, bet tu taip sėdi ir galvoji, praeis, tiesiog praeis. Tai labai tikiuosi, kad irgi kuo ilgiau laikysis. Kadangi viskas nuolat kinta, labai svarbu apinti ant čia ir dabar momento. Nesvaigt, kaip ir ką darysi ateityje, nes net nenutoki, kaip jausies. Čia ginti iš tikrųjų labai gerai mane moko šito dalyko. Čia prieš važiuojant į Tailandą sakiau, man atrodo, ten 3 mėnesiai praeis ir aš jau norėsiu namo. Ir jinai sako, tu net nežinai, kaip bus, nežinai, kokia tu būsi, kaip kas bus, tai kam tu čia galvoji ir planuoji, kada tu čia grįši, kai tu net neįsivaizduoji, kaip bus. Ir aš tai galvoju, čia gerai sakai. Tai iš tikrųjų, kadangi taip pajauti, kad viskas taip kinta tavyje, su tavimi, su tavo nuotaika, emocijomis, visą kitą, supranti, kaip iš tikrųjų svarbu yra veikti ant čia ir dabar momento, o ne planuoti kažkas veikti, kaip valgysi, kaip darysi, kaip kažką, tai gal turi to atsikelsi, iš viso valgyti nenorėsi. Tai va tas toksai labai dar geresnis to pajautimas svarbumo to čia ir dabar. Darant sprendimus, daryti juos iš vidinio aš, the knower, the awakened one pozicijos, tikrinti, kokia yra proto motyvacija. Tai čia irgi, šokiai visą laiką moko, visą laiką klausia, kokia yra tavo motyvacija. Ir aš anksčiau tą klausimą suprasdavau irgi taip labai iš sąmoningo proto, iš protingumo. O dabar supranti, kad kaip stipriai mus veikia tas protas, proto istorijos, kurias lemia mūsų pasąmonė ir mūsų įsitikinimai, traumos, visokie dalykai. Tai dabar labai stengiasi, kai kažką tai sprendi, kažką galvoji, taip atsitraukti ir pasižiūrėti, kokia čia proto pozicija, kokia čia kūno pozicija ir priimti tą sprendimą iš to knower, iš to tokio labiau išmintingesnio savęs. Ištirpimo jausmo meditacija, kai nebelieka kūno, lieka tik sąmonė. Šitas fainas, bet pastebėjau dabar po vipasanos medituojant, kad jau ne taip išeina jau vis tiek. Distrakcijos, darbai, reikalai, tai jau taip lengvai, kaip ten galėdavai tiesiog atsisėsti, taip greitai persijungti, jau nebelabai išeina. Toliau daryti dalykus dar nuoširdžiau, tikriau ir autentiškiau, nes tai yra tikroji tiesa.
Tai čia ir skaičiau po to mokslinius straipsnius, ką žmonės iš tikrųjų moksliškai ištirta, ką jie išsineša iš vipasanos, tai daugelis išsineša didesnį pasitikėjimą savimi. Ir tas tikrai ateina tas toksai suvokimas, kad, nežinau, man galbūt aš labai turiu daug tokių autoritetų ir labai ten mėgstu sakyti, kai užaugsiu, norėčiau būti kaip Jay Sherry, kai užaugsiu, norėčiau būti ten kaip Aušaky ir kažkas, tai tokį supranti, kad, tu nebūsi nei Jay Sherry, nei Aušaky, tu būsi tu ir, reikia dar viską daryti taip, kaip iš tikrųjų tau atrodo, nuo širdies, nuo dūšios, kaip iš tikrųjų tu jauti, nes, tai yra tikroji tiesa. Viską, ką tu ten bandai pagražinti, patobulinti, apšlifuoti, padaryti, kad būtų labiau suprantama, prieinama platesniai masiai ir kad ten daugiau žmonių tave suprastų, nesąmonė yra, nes žmonės, kurie tave vertina, yra žmonės, kurie patys nieko nenutuokia nei apie gyvenimą, nei apie patį save ir tu bandai kažkam tais įtikti, bet tai to, kad tiesiog būk savim ir taip viskas atsisijos ir susidėlios į savo vietas. Jei tai yra mano soul calling, mano poreikis, mano reikiamybė, mano sielai, kūnui ar dvasiai, visiškai nesvarbu, ką mano ir kaip jaučiasi kiti. Jei aš nenoriu valgyti ar kažko daryti, aš nenoriu valgyti ar kažko daryti ir tiek. Tai čia labai tas yra, man atrodo, empatų žmonių, šiaip žmonių, kurie jaučia kompaniją, nuotaikas, vaibus, ko reikia, nereikia ir mes taip labai prisitaikom, varom kartu ir ten darom dalykus, ar ten jau nori miego, bet dar eini pabūti, nes jau ten nenori valgyti, bet eini pavalgyti, ten galbūt nenori vyno išgerti, bet dėl bendros kompanijos, dėl bendro vaibo išgeri. Tai, to, kai pajauti, kad tai yra tokia nesąmonė taip elgtis, tai, absoliučiai tiesiog, kam tada gyventi, jeigu tu pastoviai kažkokias tais nesąmonės darai dėl kitų, bet ne dėl to, kaip iš tikrųjų reikia tavo kūnui galų gale, kad tu turi juo pasirūpinti. Tai labai labai tikiuosi, kad šitas irgi išliks ilgai. Nebe taip svarbu turėti Mersą. Šiam gyvenimo etape gal gerai ir Volkswagen Transporteris. Tai čia buvo toksai, juokiausi, žinau šiaip visą šitą dalyką ir visą šitą konceptą, kad visi Mersai ir visa ta gausa, kuri pareina, tai yra tiesiog kaip bioproduktas to, kas tu esi ir to, ką tu darai. Tai gaunasi natūraliai ir nereikėtų ten dirbti, siekti būtent kažkokių tokių materialinių dalykų, bet vis tiek esi žmogus, esi žmogiškas, ir pasvajoji, kokios ten mašinos norėtum, kokių namų norėtum, kažko tais tokio. Bet toksai, kai taip paprastai pagyveni, ateina tas toksai paprastumo poreikis ir jausmas, kad, gal iš tikrųjų man šiai akimirkai reikia išpildyti tos planus ir tas svajones ir jiems galbūt labiau reikia transporterio, ne Merso. Ir tos pinigus geriau investuoti į kažkokius tokius dalykus, kurie išpildys tave ir tavo tą civilizaciją kažkaip tais įgyvendins. Mano valgymo sutrikimas yra sąlygotos kelių įsitikinimų kraičio, ką sudėjo seneliai iš nepritekliaus, gąsdinimo, manipuliavimo, augimo savumo, vienatvės jausmas. Tai čia daug neišsiplėsiu, bet toks labai gerai pamatyta visa, kad ten ne vienas dalykas, toksai visa gija susipynusių dalykų, už kur kaip kas ir tu nori būti geras vaikas. Ir, tokių daug momentėlių, tai čia labai daug neišsiplėsiu. Geresnis ryšys su savimi, pokalbis su savimi, buvimas savo pačiai didžiausias palaikymas ir ramstas. Tai kai būni su savimi ir kai turi išgyventi tos visus, mes gyvenime esam pratę ten, paskambinsiu draugai, su mama pašnekėsiu, ten nueisiu kažką suvalgysiu, nueisiu kažką padarysiu. O čia, tu tiesiog būni su savim ir tu jau esi priremta prie to, kad, viskas, tu turi savo ten pakaučinti save, padėti, palaikyti savo erdvę, pauščiučiuoti, užliuliuoti, pamiluoti ir suteikti tos visus jausmus, kurių mes dažniausiai gyvenime siekiam iš aplinkos gauti, tu tiesiog esi priversta padaryti savo tai pati ir tai labai reikalingas dalykas yra kaip įgūdis. Savo gyvenimo galimybių, šeimos, draugų ir kasdienybės rutinos vertinimas. Aš labai turtingas žmogus, labai. Tai iš tikrųjų, kokie mes esam turtingi, apdovanoti, palaiminti. Aš ir anksčiau neturėjau problemų su iš tikrųjų to dėkingumu ir gyvenimo vertinimu, bet dabar dar toksai gilesnis yra, kad mes tokie esam tikrai turtingi, laimingi ir mes tiek visko turim ir tiek visko galim, kad iš tikrųjų. Sugebėjimas greičiau pastebėti atėjusias emocijas ir jas išprocesinti, palaikant savo erdvę, o ne tik žinant, kad reiktų taip daryti, bet nedarant. Tai kalbėjau apie tą momentą, kad anksčiau kažkaip labai
pasiduodavau tom emocijom ir, nu, ten, jo, žinai, kad ten galbūt reikėtų sėsti ten su savim pasėti ir gyventi tas emocijas, bet dabar jau toks yra nuo tie emocijų ir tu žinai, kad jeigu tu ją suvalgysi, nu toksai didesnis tas yra sąmoningumas ir pajautimas tų visų dalykų ir reakcija į tai, kad, mat ir vakar buvo nerimas ir aš tokia, okei, procesinam tą nerimą ir pavyko jo nesuvalgyti, nežinau, kiek tai ilgai laikysis. Didesnis energijų ir minčių galios pajautimas. Dabar tikrai jaučiu ir matau, ką duoda intencija ir pasiųsta mintis, linkėjimas. Per kiekvieną ryto praktiką būdavo tokia, pasakydavo vienuolis tokia, pasiųskite gerą šiltą jausmą savo artimiesiems ir dabar pasiųskite gerą šiltą jausmą žmonėms, kurie yra aplink jūs. Ir kai tai padarysite, pajausite jų pasiųstą gerą emociją. Ir tu tikrai sėdi, tu pasiunti savo šeimai tokios meilės, tave tokia meilė užlieja ir tada tu pasiunti žmonėms aplinkui ir po to, kai pasako, kad pajausite, kaip jie dabar tau siunčia ir tu tokio netoksai pagaugais kūnas, nu, atrodo, kad tikrai gavai tą intenciją, gavai tą pasiūstą mintį, tą žinią. Tai... Ir šiaip, kai medituoju, tas toksai tikrai pradedi jaust, kad čia tikrai viskas tas energetinis laukas yra. Labai aišku jautimą, ko reikia mano kūnui. What would feel good for my body? Klausimas dabar turi visai kitokią prasmę ir reikšmę. Tai apie šitą kalbėjau, neišsiplėsiu. Kitą kartą, kai mano kūnui reikės poilsio, daryti jį su mylimais filmais, knygomis, malonė lėta blaivė saugia draugų kompanija, skrolinimas, ne. Tai labai mėgdavau tą dalyką, man atrodo visi šitą dalyką, kad dirba, pavargsta, paskrolinus pusvalandų, kad tipo, čia atsipalaidavimas yra. Nu, nėra tas atsipalaidavimas ir kai atsitraukiai, išjungi viską, taip sėdžiu ir galvoju, aš net nebuvau tokia pavargus ten tą gruodžio mėnesį, aš buvau pavargus nuo savęs ir nuo to savo proto ir nuo to viso galvojimo, čia kiek visko reikia padaryti ir čia visko to... Iš tikrųjų, jeigu aš būčiau mokėjus va taip giliai medituoti ir tai atsitraukti, ten nebuvo ten taip viskas ir suspaustai. Tai va, tai tikiuosi kitą kartą, kai būsiu pavargus, tai tiesiog turėsiu tokias dienas, kur airplane, lėktuvo režimas yra įjungtas ir tiesiog Tai va, reikia stipriai mažinti skrolinimą, nuolat stebėti skrolinimo įpročius ir juos kontroliuoti. Tai tikrai mes labai per tą skrolinimą įeinam į protą, labai įeinam į protą ir tada tam protą gyvenam prisiklijavę ir užsisukę tose mintyse, laikas greitai bėga, nėra laiko, pavargstam, ten distrakcijos, žinutės, reakcijos, laikai, dislaikai, Tai ir tada tu ir įsivažiuoji, tai ir tu būni tam... O iš tikrųjų gyvenimas nėra tai ir kai tu atsitrauki ir tu taip pajauti ir pamatai, tada pradedi visai kitaip vertinti tą ramybę, atsitraukimą ir buvimą ramybėj. Tai va tiek. Ačiū, kad klausėt, kad žiūrėjot. Tikrai norėčiau išbandyti ir tą Goenkos vipasaną, jei galbūt reikėtų labiau pasiruošti, bet patirtis buvo labai stipri, labai gera, pavyko daug sužinoti, suprasti. Nuo to nepasidarė, kad daugiau aišku gyvenime dalykų, bet tikrai verta. Ir va, tas fainiausias momentas yra, kad po vipasanos kalbėjom su Gintarė ir aš jai sakau, reikia tokio koncepto Lietuvoje padaryti, kad visi galėtų pajusti, pafilinti, nes ten viskas vyksta aukos principo. Ten už auką atvažiuoja žmonės ir tu gali ten būti nuo 2 iki 10 dienų, kiti pabėgo, neišgyveno, bet gali ir senjorai, ir jaunimas, ir visi, ir visiems paaiškina, išdėsto ir po to gali atsinešti gyvenimą, tai čia iš tikrųjų yra wow. Ir kad tai yra daroma už auką, tai yra labai irgi wow. Tai va, ir lietuvių buvo, atvažiavom su viena lietuvė, dar 2 lietuviai prisijungė, kol mes ten buvom ir išvažiuojant mačiau Moniką Malinauskaitę, atvarė irgi 10 dienų. Irgi mačiau, kad be telefono, be knygų, be nieko. Užsidėjau tą kortelę ir manau, kad tai irgi bus visai gera patirtis. Tai va. Tai tokia ta vipasana. Ačiū Jums ir iki kitų kartų.